Čia va šita vietoje kažkur tai yra Šlavėnų ankapis ar kažkas tai tokį šūdą. Dabar net pamiršau. Bet va. Važiuojam toliau. Čia vienas gandras ar du. Ir tenai dar ant kito stulpo 2 gandrai. Tai va. Ir čia skelbimų lenta yra. O čia yra saulės elektrinė. Va čia va yra saulės elektrinė. Daug čia. Nu nemažai čia šitą saulės elektrinių. Čia vienoje vietoje. Bet įdomi atrodo. Nu saulės kiek elektros pagamina. Nes va čia va. Nu va čia. Nuo čia. Ir ten da matas kažkur iki kažkur tai. Bet kai tamsa tai nelabai matas. Bet kažkiek tai matas, kad dar kažkas tai yra. Tai va. Dabar važiuosime namo. Tai dar čia buvau. Nu dabar tai tamsai tai nieko nesimatė, žinokit. Nors ir pašviesina, bet hui, jau tamsa labai. Nu bet, ta prasme, suprat. Ne? Prieš Velykas gerai pasivažinėjau, aplankiau 6 objektus ir visi tie 6 buvo vienas prie pat kito, tai labai gerai. Pamačiau saulės elektrinę ir parodžiau jums, tai va, čia Velykos. Tai dar nežinau, ar sujungti visus tuos dalykus į vieną ir padaryti Velyką video ir dar kaip važinėju, ar atskirai. Nu, dar pagalvosiu, bet man atrodo atskirai. Tuo. Tai, jo. Pabandom surinkti 200 subscriberių. Paspaudžiam laiką, paspaudžiam subscribe, varpelį, parašom komentarą, pasidalinam su draugais, parašom kokių idėjų norit, kokių nors idėjų. Gal padaryti klausimų atsakymų video, tai va. Duokit klausimus, viską daryk, rašykit. Tai va. O dabar aš einu namo, atsigersiu arbatytės, pavalgysiu. Tai va. Ir žalas, palauk. Ir žalas va čia va stovi, va. Va. Ir žaliukas mano. Geras dviratis. Tai va. Dabar aš einu.